OpticSpot – optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Sveiki, kalbiname Tadą, paukščių medžioklių žinovą ir entuziastą. Ir aš užduosiu Tadui keletą klausimų. Vienas klausimas bus, kodėl tarp Lietuvos medžiotojų nėra populiarios paukščių medžioklės? Kokia būtų Tada jūsų nuomonė? Šitą klausimą negaliu aš atsakyti, kodėl yra tam tikri entuziastai, katrie iš tikrųjų domimės, katrie bandom medžioti, katrie bandom atrasti kažkokios tai naujos medžioklės srity. Ir savo ruoštų bandom populiarinti, kad kuo daugiau įsitrauktų medžiotojų į šitas tokias Lietuvoje nepopuliarias medžioklės. Nes žiūrint į užsienio praktiką, tai, pavyzdžiui, Ispanija ir tekia pragyventi ne vienus metus, tai tenais tokie dalykai, kad į tą didžiąją medžioklę aplamai važiuojančių ir tik tai trečdalis medžiotojų, 2/3 medžiojantis tik tai šitą yra casa menor, tai yra šitą smulkiosios faunos medžioklį. Jinai labai populiari ir pavyzdžiui, jeigu ispanai kalbintum šitos smulkiosios faunos atstovo, kad ras medžiojantis tik smulkiąją fauną, jisai stambiosios faunos jam visiškai neįdomus, jisai visiškai nesidomėtų. Lietuvoje kodėl atsitiko taip, kad mes didžiąją daugumą medžiotojų sėdim bokštelėse kažkur viliodami, ar tai bandom prisėlinti, tik tai Elnė šerną žinom, kaip pamedžioti medžioklės objektą, tai aš neturiu atsakymą iš tikrųjų. Gal sakykime, informacijos klaidos, gal populiarinimo šitų medžioklių trūksta. Neturiu atsakymą, negaliu aš atsakyti. Aišku, ir kitur ko į draugą mes privalom turėti paukščių medžioklėse. Šiek tiek įgūdžių žinių tekia man medžioti kaimyninės valstybėse, sakykime, ir matęs, kaip ten viskas vyksta. Tai susirenki tos geriausius dalykus ir bandom viską kažką tai atsisijoja tos grūdus nuo pelų, bandom kažką tai Lietuvoje padaryti. Tai pernai buvom pirmieji tie pionieriai, kad bandėm kiršulius medžioti ir tas pavyko šitą medžioklę. Iš tikrųjų, sėkmingai mes ją pamedžiojom, tik tai tiek ir tam tikrų niuansų, kaip tą medžioklę dar turėtumėm pagerinti, nes, sakykime, kada jau prasideda rugsėjo pirmąją medžioklės kiršulių, iš esmės iki 5, iki 6 jie palieka mūsų žemėje. Tiesiog jų nebėra čia. Tai jūsų nuomonė, kad tas medžioklės pradžios terminas turėtų būti peržiūrėtas ir galbūt tai turėtų būti rugpjūčio 15 ar rugpjūčio 1 diena? Kiek anksčiau reiktų? Šnekant apie patį kiršulį, jis nėra toks jau šventas paukštis, kaip atrodo, ir šnekant apie tas žalus. Pavasarį turbūt ūkininkai nesusimasto, nes yra tekę sėdėti ne vieną kartą, sakykime, kada ūkininkai pasėja žirnius, visi mes medžiotojai sėdam į žirnių lauką ir laukiam tų šernų, kada ateis apsaugoti pasėlius tiesiog. Ir jeigu jūs atkreiptume dėmesį, aš irgi, kai kol nesidomėjau, netkreipdavau dėmesį, bet jeigu jūs atkreipsite dėmesį, kadangi dabar šitą pripažįsta ir ornitologų draugija, kad kiršulių populiacija smarkiai didėjanti yra. Tai šnekant apie vasarinius pasėlius, apie žirnius konkrečiai, tai ten šimtais kiršulių tupės ir jie surinkinėja šitos pasėtų žirnius. Ir tie žirniai sėti, kas geras sprindė, tai įsivaizduokit, kad vienam kiršuliui prilės kokį kiekį reikia. Tai tiesiog tupė 100 paukščių, kažkiek tai nulėse, atėjo ūkininkas, ką jisai mato. Išknista nėra, žalos nėra, o tiesiog nesudygo. Bet nevelė, tai nesudygo, reikia kažkoti priežasties, kodėl nesudygo. Tai mes turėtume pradėti vardinti šitą dalyką kaip padaromą žalą. Tai šnekant apie rudenį, kada jau mes jos galime medžioti, tai iš tikrųjų kiršulių medžioklė per vėlai prasideda, nes mes iš esmės turim kokią lygiai vieną savaitę šitą medžioklę sudalyvauti, kadangi tie šimtai kiršulių, kad riburiuojasi, jie tiesiog jau išskrenda. Tai mums pavyko pataikyti, ten tiesiog spalio mėnuo buvo ir užmatėm nedidelį būrelį kiršulių, atsisėdom, tiesiog pabandymui, kaip tas viskas vyks. Viskas mums pavyko gerai, bet tai mes šnekam tas pavienius, kad jie matomai užsilikė nuo kitų jau išskridusių paukščių ir viskas. Buvo šioks toks atšilimas. Didžioji dalis jau buvo. Jo, didžioji dalis buvo visiškai išskridus ir jų nebuvo. Aš taip per 3 metų stebėjimą, tai sakyčiau, duočiau 6-7 rugsėjo, kada jie palieka. Tai,
Iš tikrųjų ir per mažas laiko tarpas. 2004 metais įstojus Europos Sąjungą Lietuvos medžiotojų bendruomenė sumokėjo nemažą kainą. Buvo atsisakyta medžioklių, pavasarinių medžioklių slankų ir medžioklių ančių patinų, vadinamų gaigalų medžioklių su viliojimu, su krykšte. Tai aš kiek sudiskutavęs ir su pačiu kažkada kilo toks pokalbis, kad būtent tas pavasarinių gaigalų medžioklių atsisakymas, jis ne tik, kad gerina populiacijos būklę, bet ir prastina dėl to, kad gaigalai ir ne jie kovoja dėl teritorijų ir galų gale kovoja dėl patelių ir yra linkę sunaikinti dėti, kad vėl patelė poruotųsi. Ja, kiekvienas gaigals jisai nori palikti kažką tai po savęs. Jeigu jisai atrado patelę perinčią, kad mes žinom, antis dėtis yra iki 12 kiaušinių. Ten iki 13 gali būti atskirais atvejais. Tai jisai atradęs tokį dėdį, jisai nieko kito nedaro, jisai tiesiog išvaido išdaužo tos kiaušinius, apvaisina patelį, vėl nuskrenda. Ta vargšė antrą dėtį, jinai jau nebepasiekė tokią kiekį kiaušinių. Produktyvų. Jo, jinai viskas. Jinai jau yra išsekinta, jinai deda 8. Dar sekantis atskridęs, jau tą patį padaro, dar mažesnė ta dėtį. Šiaip ne iš piršto laužta, čia buvo Logmino daryti mokslinis tyrimas. Jisai suskaičiavo, kad žiemojančių ančių pas mus pavasarį jisai suskaičiavo 1 per 3 patinų. Tai viena patelė 3 patinai. Kodėl taip yra, aš negaliu atsakyti. Matomai, sakykime, perėjimo laiku gal daugiau patelių žūsta, sakykime, nuo plėšrūnų, nes gaigalai gali geriau save apsaugoti, aš neturiu atsakymą, nežinau. Ką mes darydom pavasarį? Tai medžiodom su krykšte ir iš esmės medžiodom tik tai gaigalus, tai yra ančių patinus. Taip darydami kaip ir sakykime, naudą ančių populiacijai, gausindami ją, nes per didelis skaičius patinų nėra gerai, šnekant apie gaigalus. Taip pat šiandien žiūrėjom ir plus papildomas, sakykime, lizdaviečių įrengimai, plus papildomi šėrimai paukščių, kas sakykime, ir produktyvumą skatinantis, ir sakykime, susitelkimo kažkokią tai vietą. Plus, aišku, jeigu būtų leidę kažkas tai medžioti patinus, dabar turėtume visai kitokius skaičius. Tai suprast vieną dalyką, kad medžiotojui tas paukštis ir konkretus paukštis ant tiek įdomus, kiek tu jam leidai jį medžioti. Estijoje kurapko, ne? Tai aš tokios kurapkų gausos, tokios populiacijos gausos nebuvau matęs niekur. Bet jie ką daro? Jie organizuoja komercinės medžioklės, jie turi savo fermas tokias nedidelės, ta ferma, ten 20 kvadratų kambarys, visiškai ten apie nieką. Visur visos sienos nustatytas narveliais ir jie veisia dirbtinai šitas kurapkas. Paleidinėjai į laisvę, po kiekvienų medžioklę, aišku, jų lieka gyvų, lieka kažkas tai kažkur tai, plus interesas tas kurapkas žiemą apsaugot, kad jos būtų pašiūrės statomos ir lesintų jos pastovi, nes jie patys paleido, jiems įdomiosios medžioklės. Dabar žiūrėkit, kokiu keliu mes nuėjome. Saugoma rūšis raudonoji knyga, išėmė iš medžioklių, medžioklės mums atėmė, nebėra terminų. Dabar sakykit, kiek medžiotojų pastatė pašiūrės tom kurapkom, kada jos yra nebemedžiojama? Aš. Tai sveikintini dalykai. Ir Tauro rago laidai pristatė. Jo, tai sveikintini dalykai, nes... Bet ką pasakyti, pas užpraeitą žiemą dar pas mane laikėsi prie sodybos kurapkos, o praeitą žiemą dėja niekur jų nebemačiau. Tai va, čia turėtų būti vėlgi kompleksinis, papildomi šėrimai, slėptuvės žiemą, papildomi, sakykime, perinimai, veisimai, paleidimai į laisvę, viskas tas kompleksas sudaro gausinimą. Bet tik tada, kada yra pats medžiotojas to suinteresuos. Kurapkai raudona knyga, dabar nieks nebijom nebesirūp, absoliučiai. Patikėkit tie, katrie organizavo visą tą reikalą, jie nėra pašiūrės ne vienos pastatė. Tai va, ačiū, kad atsirand tokie kaip jūs, katriems įdomu, katrie, kaip sakykime, su nostalgija prisimintas medžioklės ir tokius dalykus padaro. Aš kalbėjau su vienu ornitologu, jisai toj vietoj išvelgia ir galbūt, kad čia yra, sakysim, ūkių priežiūroje turi būti tam tikri pakeitimai, kadangi naudojamos ar ne apsaugos priemonės augalams, jos irgi tam daro įtaką, tų vadinamų remezių nebuvimas, laukų monolitų sukūrimas tarp ūkininkų irgi daro tam tikrą įtaką. Aš nesakau, kad tas turi būti padaryta ūkininkų sąskaita, bet
galėtų būti numatyti kompensaciniai mechanizmai ūkininkams, kurie laikosi to priemonių, nes kurapkos jaunikliai neminta ne sėklomis, bet vabzdžiais. Užaugusios kurapkos minta įvairiamis sėklomis. Kiek kalbu su didesnį stažą turintys medžiotojais, visi su nostalgija kalba apie pavasarinę slankų medžioklę. Ir aš puikiai pats prisimenu tos vakarus, kada vykdavome į pamiškės, į kirtimus, į tas vietas, kur traukia slankos, pasiklausyti slankų kurkimo, traukimo ir to pačiu pamedžioti. Galima slankas medžioti rudenį, bet kažkodėl tas mūsų bendruomeniai sunkiai prigyja. Šiuo atveju dar kartą pasikartosiu apie pietinių šalių kultūrą, kas liečia smulkiai fauną. Tai jiems sumedžioti tą vieną slanką, jiems kainuoja didelius pinigus. Šuns paruošime, treniruotėse, 1000 kilometrų atvažiuotų, apeitų kilometrų skaičius ir taip toliau. Tai mums toli gražu iki šito, mes šito, nežinau, ar kada gyvenime pasieksim tokių procentų medžiojančių smulkiai fauną. Bet pavasarį kas buvo, tai buvo toks įprastinės ramybės nuo medžioklių laikas, kada nemedžiojom strininų, nemedžiojom šernų, nieko nemedžiojom. Nemedžiojom jokių kanopų. Tiesiog buvo, o pavasarį bebrų nebuvo tiek daug tais laikais, nes, kaip ne kaip, negražu taip sakyti, bet bebrų populiacija pas mus kažkodėl tai tiesiogiai proporcinga kailių kainai, kažkaip tai taip gauna. Kada kainos nėra, bebrų pas mus populiacija smarkiai išsiplėtus, tai mes turim kažkokią alternatyvą pavasarį. Mes šnekant apie tas pačias slankas, tai iš esmės vėlgi mes nieko blogo gamtai nedarydavom, nes patinai slankų vaikų auginime irgi nedalyvavo. Ta, ką mes matom žemai skraidančias lankas, tai ne kas kits, o patinukai ieškančių patelį. Ir kartais būna, kada pakyla iš nuo pačios patelės, susivarto, nusileidžia, apsivaisina ir vėl viskas dinga. Vėl viskas iš naujo. Tai vienas patins gali turėti patelių N. Ir tikrai neliks nei viena nepaisinta ir tikrai visas dės kiaušinis. Tai, atėmė šitą gražiai medžioklį iš mūsų, ką padarysi, bet kažkas protings pasakė, kad mums vienintelis kelias sugrąžinti šitas medžioklės, tai tiesiog išstoti iš Europos Sąjungos. To turbūt nenorim nei vienas iš mūsų esančių, ne? Šnekant apie daromą žalos ir apie vasarinės medžioklės, vėlgi mes turėtumėm grįžti ir šnekėtis su ūkininkais šiuo atveju. Sutinku, ne visi paukščiai turėtų būti medžiojami, bet ir kai kurie, sakykime, darantys žalą kaip žąsis. Čia yra atskira tema, didelė tema ir padaryti moksliniai. Ir labai jautri tema. Jo, čia yra padaryti moksliniai tyrimai ir šiuo atveju, pavyzdžiui, jeigu mes turim žalų atlyginimo mechanizmą, šnekant valstybės vardu, šnekant medžiotojų vardu, ten kolektyvų medžioklės plotų vienetą naudotojai sumokam kažkokią. Tai už žąsų padarytas žalas nemoka šiai dienai niekas. Iš tikrųjų, tos žalos yra ženklios, mokslininkai ir padarė šitą, oficialiai dar nėra niekur paskelbtų, bet aš žinau tos skaičius ir jie turėtų greit atsirasti ant stalo. Tai mes turėtumėm vis tik rodyti ūkininkam ir šnekėti, kad šnekėtų su ministerija, su kažko, kad vis tik gal ne visur, gal kažkur problematinėse vietose, kaip pasidarė Latvija, Estai, pradėti medžioti viskai žąsis. Pavasarį. Ja. Kita tema su žąsim, turim vieną tokį sopulį dėl aplamai žąsų medžioklės. Tai visai neseniai kapstydams tiesiog atradau paprastą dalyką, kada mes turėjom 2 medžiojimo žąsis. Jau baltakaktė ir turėjom šitą želmeninę žąsį. Bet želmeninė žąsis ir 2 porūšių buvo. Tai yra tundros porūšis ir taigos porūšis. Bet nuo 18 metų mūsų ornitologai perėjo tiesiog sistematiką, kitokių pavadinimų, kitokią sistematiką, europėjom, viskas keičiasi ir taip toliau. Ir niekam nieko nepranešė, perėjo tą sistematiką, padarė atskirą rūšį kaip tundrinė žąsis. Šita žąsis yra viena iš gausiausių Lietuvoje traukimo metų per rudenį. Bet iš tikrųjų ne visi medžiotojai žino dar, kai jinai draudžiama medžioti. Nes tundrinės žąsies mes neturim terminų. Tai visi, jeigu ir medžioja, tai medžioja tą seną želmeninę žąsį, kad buvo tundros ar tai taigos porūšio, finale gaunas taip, kad mes dabar turim 2 atskiras rūšis. Ir aš rašiau raštą į ministeriją, prašydamas, kad tiesiog įtrauktų į šitą žąsį į medžioklės taisyklės, kad suteiktų terminus ir mes galėtumėm legaliai medžioti šitą žąsį.
Bet yra dabar ir problema ne tik tai su medžiojamais paukščiais. Aišku, šitą problemą būtų galima sprendžiant terminų ar ne, klausimą populiacijos reguliavimo, bet tokie paukščiai kaip pilkosios gervės, tos pačios gulbės ar ne, jis irgi daro naudmenim pakankamai didelę žalą. Na čia šiuo atveju aš nemanau, kad čia būtų kelias per medžioklę, gal ten, sakykime, kažkokių per prevencinės priemonės, atbaidymo, atgrasimo kažkokias priemonės turėtų veikti. Kad mes medžiotumėm kažkada legaliai darančių žalą gandrus, gervės, gulbės, net negalvokim, taip nebus. Mes apie tai nešnekam. Mes šnekam apie medžiojamosius paukščius, katros terminus ir kažką tai turėtų peržiūrėti. Dabar žiūrėk, paprastas dalykas - kanadinė berniklė. Mes šnekam vis apie tas invazinės rūšės, jos naikinamos apvalius metus, kaip kanadinė audinė, kaip mangutai, kaip taip toliau. Tai kuo išskirtinė yra kanadinė berniklė, jeigu jinai turi terminus invazinė rūšis. Vienintelis paukštis įrašys kaip invazinė rūšis, jinai turi terminus. Tai aš galvoju, kad čia terminų neturėtų būti. Juk jinai pasižymė ko, didelio agresyvumo ar teritorijos gynimų. Yra tekę gyvenimą pabūti Jungtinės Amerikos valstijos, iš kur ir kilus. Tai tenais visi golfo aikštynai, visos, bet kokia salelė, bet kas, kur sakykime, yra bent truputis vanduo, bet kokia bala. Tai šitų berniklių ten tūkstančiai. Ir jos be galo agresyvo, šunim, žmonėm, bet kam. Ir šnekant apie tai, kad nuogąstauja patys ornitologai, mūsų ornitologų draugija, kad mes turime vienintelę perinčią Lietuvoje žąsį, tai pilkoji žąsis, kad skaičiuojame tik tai vienetai lizdaviečių Lietuvoje, tai šnekam apie tai, kad jas tiesiog ištums, kanadinė berniklė, nes jų populiacija iš tikrųjų ir smarkiai gausėja. Aš pats stebėjau pernai 2 labai didelius būrius, ko man buvo su nuostaba, aš niekada jų nebuvau matęs tokiais kiekiais. Šiaip pas mus tai buvo pavasarį ir keli būriai, iš tikrųjų, pakankamai dideli šitų žąsų. Ir tikėtina? Tikėtina, kad jos niekur nedings, jos tiesiog, joms mūsų biotopai perimvietės, joms tinkamos, jos yra agresyvios, jos pasiliks čia ir ištums mūsų pilkasias. Tai aš nežinau, kodėl yra suteikti terminai šitai žąsiai. Invazinė rūšis turėtų būti medžiojama apvalius metus. Viskas, tai kaip ir su visais kitais. Turim dar vieną skaudulį taisyklėse. Šiandien taisyklė šneka ką, kad visus paukščius išskyrus varninius mes privalom medžioklėje turėti šunį. Draudžiama medžioti be šuns. Draudžiama medžioti be šuns. Tai dabar aš būsiu legalus medžiotojas, jeigu aš pasimsiu savo močiutės toy terjerą, pasidėsiu ant paneliaus, nuvažiuosiu į medžioklę, kad ras gyvenime net kojų nėra buvęs niekur sušlapęs ir aš būsiu legalus medžiotojas. Jūs, kaip sakant, pagal faktą. Pagal faktą, taip. Tai irgi pamastymai, ar teisingas tos taisyklės. Aš nesakau, kad ten buvom kažkur tai nukrypę, kad būtinai tik dokumentuoti šunis, būtinai ten kažkokį. Mes visą laiką šnekėjom, kad bent jau medžioklinis šuo turėtų būti panašus į medžioklinį šunį, nešnekant apie kažkokį tai terjerą ant panelio. Optic Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Inferiai Mate Mach 50R. Aukščiausios kokybės universalus termovizinis priedėlis, tinkantis visiems populiariausiams taikikliams. Dabar su integruotu tolimačiu. Užtikrintam ir tiksliam jūsų šūviui. Ieškokite mūsų tinklapyje inferioutdoor.lt. Laidą remia Kolemont. Medžiotojų ir medžiotojų būrelių draudimo apsauga nuo finansinių nuostolių. Optic Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Dėl šratų naudojimo. Švino šratai vieną ar ne, plieno šratai kitą. Tačiau, jeigu kalbam jau sutikom ar ne dėl tų žemapelkių ir tvenkinių ir taip toliau, bet jeigu sausumos teritorija medžiojus lankas, tai kaip pats įsivaizduoju, kokia ta galima žala su švino šratais, jau labiau, kad tu pereini iš vienos vietos į kitą, aš suprantu, gal kažkurioje vienoje vietoje kažkokia tai bus masė paleista tų šratų, ar ne, dažnai medžioja. Bet čia šitose medžioklėse tas vieno užtaiso 30 gramų švino pakliuvęs į aplinką gali tokią padaryti žalą.
Du atsakymus turiu, kas liečia plieno šratų naudojimą. Nebūtinai plieno, bešvinės amunicijos. Tai aš turėjau tokią pamoką, kada mes irgi baisiai nusistatę nuvažiavom į užsienio valstybę, kur jau senai tą naudoja ir propaguoja tokias medžioklės. Tai gavom tokią savotišką auklėjimo programą, kad vis tik nėra skirtumo iš tikrųjų su kuo medžioti. Bet mums kažkaip tai įsistovėja, kad vis tik mes būtinai turim su švinu medžioti. Tai mes norėjom vėlgi su taisyklėmis tokius didelius kraštutinumus. Nes didžioji dauguma valstybių tai nėra draudžiama medžioti ne vandens paukščius. Tu prasme su švinu. Mes, kai jau... Kategoriškai. Pas mus kategoriškai viskas. Paukščiai medžiojame tik tai bešvinę amuniciją. Tai nežinau, ar čia buvo teisingas žygis, nes pavyzdžiui, atsiranda tokių dalykų, kada, sakykime, šnekant apie šlapžemės, tai ir kiškių medžioklė, ir lapių medžioklė, nebūtinai, apie smulkiąją fauną šnekam. Jau nukrypstam nuo temos, ne, kad pradėjome apie paukščių. Mes nukrypstam į temą, bet kokią gaunasi kolizija. Yra parašyta, kad tu 100 metrų, ar ne, nuo šlapžemės negali turėti. Ir jeigu mūdu medžiojam su pačiu kiškius, mums reikia praeiti tam tikrą teritoriją, tai ką mes turim patikėti šovinius, kad neatsidurtumėm į tą rizikos zoną ir nepažeistumėm medžioklės taisyklių. Čia kaip ir su ES direktyvom. Visą laiką mes turim kelią atgal, tai yra išstoti. Taip nebus. Čia ne Lietuvoje, ne vidinė tvarka, ne Lietuvoje čia taip sureguliavo. Čia ES ir mes nuo šito niekur negalėjom dingti. Tai va, bet yra šalių, kad daug anksčiau pradėjo, šnekant apie smulkią fauną, apie paukščių medžioklę, naudoti šitą bešvinės amuniciją ir jiems jokia skirtumą iš tikrųjų. Tik tai tiek, ką mes turėtumėm atsirinkti, kokius. Nėra jie nei toli, nei iš toli vienodi ir šnekant apie anglų patirtį, ne, sakom, mes daug metų irgi bandėm vienokius kitokius ir galų gale, kai atsirinkom, kokių mums reikia, sakė jokia skirtumą. Ir mes irgi sėkmingai medžiojom. Mes medžiojom plieniniais užtaisais ir paleidom 100 šūvių tenais paukščius medžiodami. Tik iš gamintojų ir pardavėjų lauksim kaip platesnį sortimentą pagal šratų skersmenį. Jo, tai pradėjus medžioti karvelius pernai, apie keršulių šnekant, tai mes susidūrėm su tą problemą. Kad bent jau pas mus mieste mes tokių šaudmenų neradom. Aišku, paieškojus kažkur tai atsisiuntus, bet mums ta medžioklė tiesiog pavyko spontaniškai. Mes jau galvojom, kad tos keršulius esam praradę, kai viskas išskrida į šiltesnius kraštus ir čia paukštį iš kažkur mes pamatom burelį kažkokiu tai. Tai staigiai kelnuoti savo seną amuniciją, žiūrėti, ką mes turim, parduotuvės skambinti, ar turi tokių šaudmenų, ne. Tai va, tai ne kiekvieną dieną ir antį nusipirksi šito, kada panorėjęs šitų šaudmenų. Kur. Aš tada noriu, baigiant mūsų pokalbį, išgauti iš paties pažadą, suorganizuosim ir parodysim Tauro Rago laidoje keršulių medžioklę šių metų rudenį. Ne problemų, tikrai galėsim parodyti ir sudalyvauti ir dar kas, kad norintiem tikrai kaip medžioti, ką medžioti, su kuo medžioti, galim atvažiuoti vietas, organizuoti seminarą, nes buvom Šiauliuose, buvom Vilkaviškyje, buvom, važiavom. Kas domėjos paukščių medžioklę, tai visi liko patenkinti. Tiesiog reiktų, kaip pasakyti, turime žinias pagilinti, akiratį praplėsti. Šią dieną mes tiesiog turim plėsti savo akiratį, rodyti kitiem medžiotojams, kad ne tik šernai ir elniai vis tik ir įdomios medžioklės, kad mes turim begalės įdomių medžioklių. Tai tuose medžioklėse nei plunksnų, nei pūkų. Ačiū už pokalbį. OpticSpot – optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite.